Nu, čia įdomesnis variantas. Čia su Kydex dėklu toks įdomesnis reikalas. Labai galingas. Toks va. Rankina. Gana patogi, neslystanti. Matot, yra tokia gumbuota. Ir tiek pjauti, drožti. Jeigu tiksliai būna, aišku, dabar standartinis galandinimas, tai vėl tikslumo negarantuoju jokių, aštrumų irgi, bet jeigu tiksliai būna tas kampelis suvestas, tai jis labai gražiai su to kampu atlieka visą darbą. Reikia pjauti taip, super pjauna, reikia drožti, kažkur pjauti, su to kampeliu tai pagrindinis darbas yra atliekamas su šito. Aišku, nu čia visur, bet tas pagrindinis aštrumas labai gerai turi būti šitas kampelis suvestas. Na ir va, toks status priekis ir priekiai ašmuo. Aš sakyčiau, kur jį mes galim panaudoti, net nežinau, kas mėgsta pjauti stumiant, va taip, ir labiau panaudoti, sakyčiau, kada reikia kokias lentutės nuvalyti, dar kur ką reikia nuvalyti. Va, labai gražiai nuvalyti. Čia gal net nereikia tokio aštrumo, tokios ten jau begalinio aštrumo, sakyčiau, kad jis ten nesmėgtų, bet, nu, pasaka. Dėdėva C gražiai ir nuvalai visus nešvarumus. Tai, manyčiau, tokiam reikalų panaudoti. Tai super būtų. O kaip jūs kur gali panaudoti, jūs jau čia spręskite ir ar panaudotumėt. Aš manau, kad panaudotumėt. Gera pradžia bus. Statom, laimėm. Iki.